tokia esat globėja ekspertė. Tikrai, turbūt Lietuvoje nelabai antros yra, gal irgi šeimynų mamų, kurios tiek globojimų vaikų užaugino ir augina. Jūsų nuomonė, Eglė, tokia visiškai nevadovėlinė. Kas gali ateiti globoti vaikų? Nežinau, top 3. Kokie žmonės? Ko reikia? Manau, kad lankstus žmonės be iš ankstinių tų nuostatų ir be tų iš ankstinių lūkesčių. Nes aš galvoju, kad daugiausia problemų sudaro, su daugiausia sunkumu susiduria tie žmonės, kurie turi daug lūkesčių. Aš žinau, kaip bus, nes niekada nežinai, kaip bus. Aš net nežinau, kaip pasielgs mano nei biologinis vaikas, nei globojamas vaikas. Aš pati nežinau, kaip aš pasielgsiu tam tikroje situacijoje, nes tai yra 1000 sudedamųjų. Mano nuovargio laipsnis, nežinau, pavalgius, nepavalgius, įsimiegojus, neišsimiegojus. Ir kartais iš manęs iššauna tokia emocija, kur aš pati nustembu, tipo, kas čia buvo, kodėl aš taip sufikau, kodėl mane taip užvirė. Ir jeigu aš turėčiau tų išsatinių nuostatų, kaip turi elgtis vaikas, kaip turi jaustis vaikas, tai man būtų labai sunku. Nes jis gali elgtis visaip ir jaustis visaip. Tai manau, kad pagrindinis dalykas, kad neturėti lūkesčių ir tų nuostatų. Tuomet žmogus turi norėti nuolatos tobulėti ir augti kaip asmenybė. Nes kiekviena diena šiek tiek kažko išmoko ir paaugina. Aš galvoju, kad aš pati per tuos 16 metų kardinaliai pasikeičiau. Ir su vyriausia dukra kalbėjom neseniai, kažkaip tai, aš neatsimenu, kad aš buvau supykusi. Sako, ant mūsų pirmųjų, sako, tu pykdavai, nes tikrai pykdavau. Pykdavau, ne vietoj padėti batai, betvarkė ir tokie dalykai, kurie išmušdavo iš pusiausvyros, kur dabar net nesuprantu, kodėl išmušdavo. Tolerancijos slenkstis užaugo. Užaugo ten iki debesų, iš tikrųjų. Ir nežinau, bet kokia vaiko reakcija, kuri anksčiau išmušdavo iš vėžių, dabar man yra tiesiog vaiko reakcija ir manęs nebepaliečia. Tai nereiškia, kad man nerūpi, bet vaiko reakcija, manęs vaiko nebeskaudina. jausmas. Taip, manęs nebeskaudina, todėl aš manau, kad daugiausia mes klaidų padarom tada, kai mes leidžiam savo įsiskaudinti dėl vaiko kažkokio elgesio. Ten jisai pakėlė balsą ir mums labai dėl to skauda ir pikta ir tuomet mes neadekvačiai reaguojame į jo pakeltą balsą. Irgi supykstam ir reaguojam panašiai. Ir tai būna toksai užburtas ratas ir jisai niekur neveda. Tai tas toksai nuolatinis tobulėjimas, nuolatinis savęs auginimas, nes kai mes reikalaujame, kad kitas žmogus, tai nebūtinai vaikas ir sutuoktinis ir draugai, kad elgtųsi taip, kaip mums atrodo tinkama, kažkaip pavertus tą situaciją, ar man lengva pasikeisti ir elgtis taip, kaip kitam atrodo tinkama, tai labai sunku, be galo sunku save kažkaip taip elgtis kitaip, negu man natūraliai išeina elgtis. Tai labai sunku, bet mes iš kito reikalaujam ir jaučiamės, kad turintis teisę reikalauti, kad tu ten neburbėk ten kažkokioje situacijoje ar ten kažkaip tai laiku eik miegoti ir nežinau, įsiplauk lėkštę po šitą paprasti buitiniai dalykai, kurie jeigu mes užsisiklinam ant jų, jie tampa labai didelė našta. Ir reikia laiko, kad jie būtų pakeisti, kitokį. Aš manau, kad labai daug priklauso gyvenime nuo mūsų pačių ir nuo mūsų požiūrio. Tai aš renkuosi gerą ir lengvą gyvenimą, gražų ir keisdama savo požiūrį, nekeisdama žmonės aplink save ir požiūrį. Ir automatiškai turbūt, kai šalia manęs kitam gera, kalbant apie vaiką, jisai gyja nuo savo kažkokių patirčių, traumų ir jo elgesys toks, kuris man tinka, nes laimingas, sveikas žmogus, jisai kitaip elgesi negu tas, kuris yra sužeistas, įbaugintas ar įsiskaudinęs. Tai lankstumas, savęs auginimas, tolerancija. Ir trečią reikia sugalvoti, ar ne? Ir aš manau, kad labai gerai, kai vaikas auga aplinkoje, kuri visa aplinka jį priima. Nes atrodo, netgi tai, ką aš galvoju ir nesakau, tam tikrą prasme kažkaip energetiškai kitas žmogus jaučia. Aš galiu nesakyti, kad man tu patinki, nepatinki, bet iš manęs vis tiek eina ta emocija. Ir labai svarbu jausti, kad šalia esantis priima tave ir priima tokio, koks tu esi. Ir priima su tavo
praeitim, kas yra labai svarbu. Ir priema su tavo tam tikrom charakterio savybėm ir elgesio kažkokiu, tai kuris galbūt paprasti dalykai, labai garsus balso tembras, nežinau, impulsyvumas, kažkokie tai dalykai, kurie yra mano dalis, aš tokia esu. Ir aš noriu, kad mane tai priimtų. Tai vaikas lygiai taip pat. Jisai nori, kad jį priimtų toks, koks jisai yra ir nebandytų kažkaip tai, kaip, nežinau, iš molio lipdyti tinkamą savo variantą, savo šeimai. Aš noriu nusipdyti, kad jis būtų taip, elgtųsi taip, galvotų taip ir visi kiti dalykai. Būtų mano kopija. Taip, būtų mano kopija. Kažkokia mano įsivaizduojama idealo. Tai... Ar tai įmanoma? Ne. Tai aš galvoju, neįmanoma nei su vaikais, nei su sutuoktiniais, nei su draugais, su nieko. Tu gali save lipdyti ir darytis iš savęs tobulą kažkokį tai kopiją savo, tobuliausią savo variantą, bet tikrai negali to padaryti su kitu žmogumi.